Sveiki, apžvelgiame savaitę Lietuvos Respublikos Seime. Šį kartą matysite. Seimo savaitėje. Seimo komitetai priėmė sprendimus dėl pasitraukimo iš priešpėstines minas draudžiančios Otavos konvencijos. Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete klausimai dėl prisipažinusių buvusių slaptų KGB agentų išviešinimo. Seimas po pateikimo yra pritaręs net keletų įstatymų projektų. Karo niokojama Ukraina rodo politinę valią stiprinti žmogaus teisių apsaugą ir lyčių lygybę. Seime aukščiausiosios rados atstovai ir ekspertai dalijosi priimtais ir planuojamais sprendimais šioje srityje. Yra labai gerų pavyzdžių ir tas patirties pasidalinimas tiek iš mūsų pusės, tiek iš ukrainiečių tikrai gali duoti puikų rezultatą, nes susitelkusi šalis karo sąlygoje yra kai kuriuose srityse žingsnių priekyje nei mes. Apie užsienio lietuvių patirtis atliekant privalomąją karo tarnybą. Iš pirmų lūpų. Galvojau, kad iš pradžių bus sunku, nes dėl tos kalbos barjeros pats lietuviškai biškį sunkiai šneku, bet atvykęs į Kęstučio batalioną susiradau daug draugų, jie man padėjo. Iš pradžių atvykęs 6 vedimų negalėjau net padaryti, dabar jau galiu padaryti 40. Seimo komitetai svarstė klausimą dėl priešpėstines minas draudžiančios Otavos konvencijos denonsavimo. Pasitraukimas iš konvencijos turėtų stiprinti Rusijos atgrasymą, leisti kariuomeniai didinti kontrmobilumo efektą mūšio lauke. Bendru sutarimu siūlymui Lietuvai trauktis iš priešpėstines minas draudžiančios Otavos konvencijos pritarė Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas. Kai kalbame vis tik tai apie šį veiksmą, jis yra skirtas atgrasymui, nes vienas iš baisiausių dalykų, kurį stengiame sustabdyti, tai yra rusų kariuomenės patekimą į NATO teritoriją, į Lietuvos, į mūsų teritoriją, nes jie užsėja ne tik minomis didžiulės teritorijos, kurios neišvengiamai sužalotų labai daug civilių, kaip tik to ir stengiamės išvengti, bet ir naudoja minas spąstus, kurių Lietuva nesiruošia naudoti. Nuo 2003 metų, kai Lietuva ratifikavo dokumentą, saugumo situacija, kaip sako kariuomenė ir Seimo nariai, regione iš esmės pablogėjo, o grėsmės iš Rusijos ir Baltarusijos smarkiai išaugo. Būdama konvencijos šalis, Lietuvos Respublika yra įsipareigojusi niekada ir jokiomis aplinkybėmis nenaudoti priešpėstinių minų, nekurti, negaminti ir kitaip jų neįsigyti, taip pat nekaupti, nelaikyti ir niekam tiesiogiai ar netiesiogiai jų neperduoti. Seimas po pateikimo yra pritaręs siūlymams išviešinti dalį prisipažinusių buvusių slaptų KGB agentų. Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete vyko klausimai šią temą. Seimo nario Remigijaus Žemaitaičio ir grupės Seimo narių projektu numatoma nustatyti, kad prisipažinę buvę KGB bendradarbiai nuo 2026 metų sausio bus įslaptinti, išskyrus valstybės politikus, pareigūnus ir tarnautojus, teisėjus, žvalgybos pareigūnus, profesinės karo tarnybos karius, valstybės ir savivaldybių įmonių, biudžetinių įstaigų ir šių juridinių asmenų struktūrinių padalinių vadovus, jų pavaduotojus, viešųjų įstaigų, kurių bent vienas iš steigėjų, dalininkų yra valstybė ar savivaldybė ir jų struktūrinių padalinių vadovus ir jų pavaduotojus, viešosios informacijos rengėjus ir skleidėjus, politinių partijų narius. Tai yra, reiškia, tai, kas buvo saugoma asmenys, kurie buvo prisipažinimi, viskas tvarkoja, mes juos ir saugom, išskyrus asmenys, kurie šiuo metu eina pareigas, bet jiems atskleidimas arba informacijos pateikimas, ar jie buvo kadriniai darbuotojai ar buvo bendradarbiai, šita informacija nėra prieinama. Tai siūlome šitą asmenų subjektų sąrašą, ratą ir išviešinti, kad būtų šitie duomenys prieinami viešai. Yra Nušauskui projektas, Žemaitaičio, o to kaip nors komitetai bandys ten sureguliuoti tą teisinį reguliavimą, kad atitiktų bent jau keliamą tikslą, nes kol kas tie projektai nei vienas, nei kitas tų tikslų, kuriuos norėtų pasiekti, jie tikrai negali pasiekti, nes vieni kalba apie tos išviešinimą, kurių mes ir nežinome, tai nėra ką išviešinti, o tie, kurie yra iliustravęsi, kurie suformuoti yra tam tikri lūkesčiai, tai tą mitą irgi reikia
paneigti, nes politikui tokių žmonių negali būti ir nėra. Nes jeigu tik tai jie dalyvauja rinkimuose, į bet kokio lygio rinkimus iš karto, iliustracijos apsauga nėra taikoma ir jisai išviešinamas, tai mes tokių neturime. Klausimas yra tik tais, kaip Valstybės saugumo departamentas įgyvendins tų asmenų, kurių nėra pilnos informacijos. Tai šiandien dieną mes turime apie 8 000, iš jų realiai 6 500, bet yra, kur nėra kartotekoje, nėra informacijos. Va čia yra problema, bet duomenų kitose bylose yra apie juos. Tai va čia ir turėsim. Seimo nario Arvydo Anušausko ir grupės Seimo narių projekte siūloma, kad savanoriškai prisipažinusiems slapta bendradarbiavo su Sovietų Sąjungos specialiosiomis tarnybomis asmenims neliktų šiuo metu įstatyme numatytos 75 metų slaptumo garantijos. Buvusių KGB bendradarbių pateiktai informacijai būtų taikomos bendros valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo normos. Duomenų naudojimo tvarką nustatytų valstybės įgaliota institucija. Parlamentaro teigimu 1999 metais daugiau kaip 1100 buvusių KGB slaptų bendradarbių prisipažino, užpildė Valstybės saugumo departamento parengtas anketas, aprašė verbavimo aplinkybės, verbuotojus. Nustoti riboti KGB dokumentų naudojimą tyrinėtojams ir atkreipiu dėmesį, kad tas įstatymas, kuris dabar veikia, įpareigojo iš esmės ypatingąjį archyvą Lietuvos gyventojų tyrimo centrą peržiūrinėti bylas, ieškant ar nėra tenai pėdsakų prisipažinusius asmenis. Peržiūrėta per tą laikotarpį 60 000 bylų. Ir surasta, kiek aš ten pamenu, apie 280 iš archyvo, jeigu yra, tai patikslins, bylų, kur yra kažkokių duomenų apie prisipažinusius. Labai nedaug, pabrėžiu, daugumos prisipažinusių asmenų duomenų šiuose archyvose tiesiog neišliko savo laiku, jie buvo sunaikinti arba išvežti už Lietuvos ribų. Tuo metu savo projektą užregistravę Seimo nariai Vytautas Sinica ir Martynas Katelynas įsitikinę, kad nuo kitų metų išviešinti privaloma visus valstybei žinomus KGB bendradarbius be papildomų sąlygų. Buvo duotas terminas, kiek laiko bus įslaptintas tas valstybei žinomas jų bendradarbiavimas, tas terminas suėjo ir buvo pratęstas. Ir būtent pratęsimo veiksmas sulaužė pažadą, nes tie žmonės žinojo, iki kada bus slapta šitą informaciją, visuomenė žinojo, iki kada bus slapta ta informacija ir tikrai nemažai kas laukia, tikrai politinių kalinių tremtinių organizacijos tai entuziastingai laukia to termino ir nesulaukė, jis buvo atidėtas. Ir čia buvo tam tikro masto apgavystė iš Lietuvos valstybės. Tai vis dėlto išviešinimas, aišku, dabar idealios situacijos nėra, nes pratęsimo veiksmas irgi yra teisinis įsipareigojimas, bet vis dėlto ir pratęsimo veiksmas sukūrė neigiamų pasekmių būtent to valstybės pažado požiūriu ir būtų vis dėlto žingsnis link istorinio teisingumo šitos sąrašus atskleisti. Tikrai buvo labai naudinga išgirsti iš visų pusių ir pristatinėtojų, kurie pasiūlys įstatymo pataisas ir iš institucijų, ir iš komiteto narių. Tai tikrai tą viską priimam domėn ir tada vis tiek kalbėsime su išvadų rengėjais. 2015 metais Seimas priėmė įstatymo pataisas, kuriomis įsipareigojo įslaptinti 75 metams ir saugoti užregistruotų, prisipažinusių ir įrašytų į įskaitą buvusių slaptų KGB bendradarbių pateiktą informaciją. Galiojančiame įstatyme numatyta, kad informacija apie slapta bendradarbiavusius asmenis išslaptinama ir viešai paskelbiama, kai asmuo eina prezidento, Seimo, Europos parlamento ar savivaldybės tarybos nario, mero, vyriausybės nario, teisėjo, prokuroro pareigas arba į jas kandidatuoja. Seime apie žmogaus teisės Ukrainoje pristatytas Ukrainos lyčių lygybės indeksas bei šalyje įgyvendinami pokyčiai žmogaus teisų srityje. Ukrainos aukščiausioji rada ratifikavo Stambulo konvenciją dar 2022 metais. Net esant egzistenciniai grėsmiai, galima laikytis vertybių, kurti pažangą ir įgyvendinti reformas. Renginio Seime globėjo Seimo pirmininko pavaduotojos Orintos Leiputės teigimu, karo niokojama Ukraina, patirianti kasdienius išpuolius, rodo politinę valią stiprinti žmogaus teisų apsaugą ir lyčių lygybę.
Yra labai gerų pavyzdžių ir tas patirties pasidalinimas tiek iš mūsų pusės, tiek iš ukrainiečių tikrai gali duoti puikų rezultatą, nes susitelkusi šalis karo sąlygoje yra kai kuriuose srityse žingsnių priekyje nei mes. Tai aš tikiuosi, kad pasidalinta informacija inspiruos mūsų irgi tam tikrus pakeitimus, kuriems tikiuosi Seimas pritars. Lietuva dar nėra ratifikavusi Stambulo konvencijos. Ukraina, Seimo pirmininko pavaduotojos teigimu, tai padarė net vykstant karui. Mes bandysime kadencijos laikotarpį vis tik žengti tą žingsnį dėl ratifikavimo, nes sukurti per eilę metų įvairūs mitai ir interpretacijos kol kas neleidžia mums jos ratifikuoti ir tai yra mūsų gėda. Mes turėtume įvertinti realybę ir smurto paplitimą. Mes kas savaitę skaitome viešoje erdvėje apie išpuolius prieš moteris, prieš jų artimoje aplinkoje ir tai yra tikrai, kaip ir ukrainietės pasakė, tokių dalykų negali būti. Tai mes turime tikrai išgyvendinti ir tam tikrų priemonių priėmimas turbūt leistų mūsų moterims jaustis saugesnėmis. Seime viešinti Ukrainos aukščiausiosios rados narė Neli Jakovleva vardyje priimtus moteris ginančius įstatymus, pavyzdžiui, pirmą kartą Ukrainos istorijoje įvedantį seksualinio priekabiavimo sąvoką ir apsaugos mechanizmus nuo šio neigiamo reiškinio. Šeimos kodekso pakeitimas, panaikinamas draudimas moterims, kurios turi vaikų iki 1 metų, išsiskirti. Tai bus galima padaryti, jeigu moteris kenčia nuo smurto artimoje aplinkoje. Bus sprendžiama ir dėl lyčių kvotos politikoje. На місцевих виборах ми спостерігали те, що коли жінка здобувала мандат, Savivaldos rinkimuose matydavome, kad išrinkta moteris atsisakydavo savo mandato, o ją pakeisdavo vyras. Dabar įstatymu bus, jei moteris atsisakytų mandato, ją pakeisti galės tik moteris. То наступною до виборчого органу буде заходити теж жінка. Aktyviai siekianti tapti ES nare, Ukraina parengė ir pristatė pirmąjį pagal ES metodiką parengtą lyčių lygybės indeksą. Jo duomenys rodo, jei Ukraina būtų ES narė, ji užimtų 20 vietą tarp 28 ES valstybių narių ir būtų arti ES vidurkio. За жодною із сфер Україна не посідає останнє місце. Jokioje sferoje Ukraina nėra paskutinėje vietoje. Mažiausias atsilikimas yra sveikatos ir pinigų sferose. Švietimas yra sritis, kur dar reikia padirbėti. Але також, звичайно, ми стикаємося із такими проблемними темами. Lyčių lygybės indeksų kasmet matuojama ES šalių moterų ir vyrų lygybės pažanga 6 srityse – darbo, pinigų, žinių, laiko, galios ir sveikatos. Lietuvos įvertinimas 2024 metais pakilo, užimame 16 vietą tarp visų ES valstybių. Užpernai buvome 17. Tiesa, aukščiausiose lyčių lygybės indekso vietose laikosi Švedija, Danija ir Nyderlandai. Žemiausiose Graikija, Vengrija ir Rumunija. Esant sudėtingai geopolitiniai situacijai, labai svarbus užsienyje gyvenančių piliečių įsitraukimas į valstybės pasiruošimą gynybai. Tai primenantys renginio Seime organizatoriai pakvietė išgirsti užsienio lietuvių patirtis, atliekant privalomąją karo tarnybą. Šiuo metu privalomąją karo tarnybą atlieka iki 100 jaunuolių atvykusių į Lietuvą iš svetur. Valstybės gynyba yra kiekvieno Lietuvos piliečio konstitucinė pareiga ir atsakomybė. Todėl, anot renginio iniciatorių, net gyvenant užsienyje svarbu įgyti žinių ir patirties, kad būtų galima pasirengti šią pareigą atlikti, saugoti ir ginti savo valstybę. Kuo toliau, tuo labiau yra aktualu pritraukti užsienį gyvenančius jaunuolius, atvykti ir atlikti savo pareigos tėvynei. Tai akcentas ir bus tas, kad grėsmės yra realios, kad pasiruošimas gynybai yra privalomas ir gyvybiškai svarbus ir tokiu būdu noras yra kuo daugiau jaunuolių iš užsienio paraginti atvykti ir atlikti pradinės privalomos karo tarnybos.
Kaip ir visiems, jeigu tu esi Lietuvos Respublikos pilietis, netgi jeigu tu turi ir kitą pilietybę, tau yra privaloma atlikti šitą privalomą pradinę karo tarnybą, nebent yra tos išimtis, kurios priklauso ir Lietuvoje gyvenantiems. Tai mokslai, šeimininė padėtis ar kažkokios kitos išskirtinės aplinkybės. Tai visa tai galioja, to labiau suprantame, kad kviečia tik tai apie 4000, tai toje loterijoje kas papuola, kas nepapuola ar ne, tai vat tiek ir atvyksta, kiek papuola į tą loteriją, arba neturi tų išskirtinų sąlygų, dėl kurių negali atlikti privalomas pradinės karo tarnybos. Bet nuo 26 metų įsigalėjus reformai turės atvykti jau ir visi jaunuoliai. Vėlgi jaunuoliai, kurie turi 2 pilietybės ir, pavyzdžiui, kitoje valstybėje taip pat yra privaloma pradinė karo tarnyba, pavyzdžiui, Suomijoje, tai jie su mūsų vyriausybės leidimu gali atlikti vieną tarnybą vienoje valstybėje, jeigu tai yra NATO ES valstybė, ir čia tuomet jiem jau ta tarnyba užskaitoma ir rašoma rezervą. Seime apsilankę ir mūsų kalbinti vaikinai pasakoja, užsienyje gyveno nuo pat mažų dienų, kai kurie Lietuvoje net nebuvo buvę. Todėl natūralu, kad pradžioje buvo neramu, jog per prastai galbūt kalba lietuviškai. Vis dėlto esą neieškojo priežasčių įsisukti nuo tarnybos. Atvyko ir dėl to nesigaili. Aš patekau į sąrašus, kaip Lietuvoje dar nebuvau buvęs, tai sėdžiu namuose tiesiog Anglijoje ir gavau kvietimą. Nusprendžiau atvykti. Šiaip Lietuvoje nelabai dažnai buvęs buvau, nes Anglijoje kaip ir beveik visą gyvenimą pragyvenau, bet norėdamas pažinoti savo, kaip ir tėvynę, pagalvojau, sugrįšiu ir atliksiu savo tą tarnybą. Draugiški, visi su jais sutarti galima viską. Ar pavyko susirasti draugų? Be abejo, taip. Galvojau, kad iš pradžių bus sunku, nes dėl tos kalbos barjeros pats lietuviškai biškį sunkiai dar šneku, bet atvykęs į Kęstučio batalioną susiradau daug draugų, jie man padėjo, paaiškino, kas nebuvo aišku lietuviškai. Ir kiek laiko dabar jau tarnauja? 2 mėnesius. Tai kas sunku buvo? Iš pradžių buvo fizinis krūvis, įtampa, keltis labai anksti, nes buvau pripratęs, kaip ir lovai gulėti, bet dabar, kaip ir pripratau, viskas lengviau, kūnas irgi stipresnis pasidarė, iš pradžių atvykęs 6 atspaudimų negalėjau net padaryti, dabar jau galiu padaryti 40. Ką pasakytumėt kitiems užsienio lietuviams, kurie bus pašaukti tarnauti? Nėra tai baisu, čia žmonės gan supranta, ką turi, jeigu angliškai šnekė, ką nori pasakyti, jeigu norite sugrįžti į Lietuvą, gal pamatyti, kaip tėvynė atrodo, tai siūlau grįžti. Kiek laiko jau tarnaujat ir kaip sekasi? 2 mėnesiai tai praėjo ir gerai, puikiai sekasi. Patinka visas batalionas, bendriškai, komandiškai visi dirbam. Aišku, daug sporto, fiziškai, bet čia yra sveikata, tai į naudą eina. Palei experiences, kur mes dabar darom, aš civilio būdamas nebūčiau to daręs. Leidžia man tobulėti, išmokti ne vieno dalyko. Seime apsilankę kariai turėjo progą apžiūrėti Seimo rūmus, prisiminti Lietuvos kovą už nepriklausomybės atkūrimą. Sakoma, kad žmogaus vertė ir orumas glūdi jo širdį ir valioj. Būtent čia tikrosios jo garbės pamatas. Šią prancūzų filosofo Mišelio de Montenio mintimi šį kartą atsisveikiname. Sėkmingos savaitės visiems.